Sveiki, kadangi daug kas teiraujas dėl treniruočių ateinančiam metam 26, tai padariau tokį bendrą video, kaip reikia registruotis savitarnos sistemai, kad būtų viena informacija visiems. Tai pirmiausia, akcentuoju, kad čia yra informacija naujiem klientam, kurie nėra nei karto lankėsi Gerovės studiją. Jeigu kažkada turėjo abonementą, bet jis yra tiesiog pasibaigęs, tai tiesiog parašykit man per Messengerį arba SMS-ą, arba bet kaip susisiekit ir aš jums tiesiog pratęsiu tą abonementą ir galėsit registruotis. Abonementas įsigalioja nuo pirmojo apsilankimo, ne nuo registracijos, bet nuo pirmojo apsilankimo. Tai registruotis galit gerokai anksčiau užsiėmimus, kad ir dabar jau kitiem metam. O naujiem klientam reikėtų paspausti ant nuorodos, kurią rasite mano Facebook paskyroje. Čia yra savitarna naujiems klientams. Spustelim čia ir tada patenkam į Sportin platformą, kur yra visi užsiėmimai. Per telefoną kiek kitaip atrodys viskas, truputėlį suspausčiau, bet galim ir per telefoną, ir per kompiuterį registruotis. Čia galim pasižiūrėti, kas čia eina. Vienas abonementas galioja visiems užsiėmimam, galima miksuoti ir rytinės, ir vakarinės grupės, ir vieną kartą vienaip eiti, kitą kartą kitaip, ir yra relaksaciniai užsiėmimai kaip miego joga, garsų terapija, galim susidėlioti kaip norit, 8 arba 12 kartų per mėnesį, arba 16. Galim vieną savaitę eiti 3 kartus per savaitę, kitą kartą 1 savaitę, žodžiu, visiškai bet kaip, per mėnesį išnaudoja tos kartus. Ir dabar kaip registruotis. Spaudžiat ant bent kurio langelio, dabar ką prašo? Prašo prisijungti, tai jeigu jūs jau esat pas mane kažkada lankę, tai prisijunkit su prisijungimo duomenimis. Jeigu pamiršot juos, vėlgi parašykit, aš juos atsiųsiu per naują. O jeigu nesat lankęsi, spaudžiat pirkti abonementą. Ir tada pasirenkat kokį norit abonementą, ar 12 kartų per mėnesį, ar 8 kartus per mėnesį, ar 16 kartų per mėnesį. Ir spaudžiam pirkti, tada susivedat savo duomenis, vardą, pavardę, telefoną, elektroninį paštą, spaudžiam tęsti ir tada toliau jums išmes, kaip jūs norit atsiskaityti. Elektroninę bankininkystę, pasirinksit savo banką, susimokėsit online ir tada, kai susimokėsit, gausite į savo elektroninį paštą laiškelį, kad pirmiausia patvirtintumėt savo elektroninį paštą ir kai patvirtinsit, gausit laiškelį su savo prisijungimo duomenimis, kortelės numeriu ir slaptažodžiu. Ir tada jau prisijungiat. Ir tada jau prisijungiat su savo prisijungimo duomenimis. Ir galima jau registruotis, tai pavyzdžiui, šiandien trečiadienis ar ne, matot kiek yra laisvų vietų, 10, ketvirtadienį tik 2 laisvos vietos pirmajam užsiėmime, antrajam užsiėmime jau nebėra laisvų vietų. Jeigu nebėra laisvų vietų, galite stoti į eilę ir kai kažkas atsišaukia registraciją, tai automatiškai jumis įmeta į tą užsiėmimą, o tai vyksta labai dažnai. Nes atšaukti užsiėmimą galima likus 3 valandom iki to užsiėmimo ir tas apsilankimas jums sugrįžta į tos 8 ar 12 kartų ir tiesiog galite registruotis kitai dienai. Likus mažiau negu 3 valandom jau nebegalite atšaukti, skaitos, kad jūs jau dalyvaujate jame. Ir ką tada tiesiog registruojamės, spaudžiam registruotis, ar sutinkam ir bam. Į vieną treniruotę užsiregistravom ir taip galim dėliotis po savaitę susidėlioti, galim dėliotis visus 8 ar 12 kartų iš karto, dar kitam trečiadienį, tarkim, registruojamės ir taip susidėliojat savo tvarkaraštį, ką jūs esat prisiregistravę, visą laiką galit matyti mano registracijos. Tai įdu užsiregistruota ir galit atšaukti čia pat. Taip pat užėjęs skilti į mano abonementai, galit matyti, kokį abonementą jūs turit, kiek kartų, iki kada jisai galioja, kiek kartų jums liko apsilankyti. Žodžiu, matot visą informaciją, gaunat priminimus, kai abonementas baigėsi, o abonementą prasitęst gali tiesiog
sumokėti už pratęsimą jau nebe internetu, o tiesiog vietoje lankant užsiėmimus. Tai vat, viską papasakojau, kaip registruotis, labai viskas paprasta, lengva ir suprantama. Ir ką, gražaus šventinio laikotarpio, bet aš aišku raginu pradėti sportuoti ne nuo kitų metų, bet pats geriausias laikas pradėti sportuoti yra pradėti sportuoti dabar. Galim tai padaryti ne nuo mėnesio pradžios, tiesiog nuo savaitės pradžios, nuo savaitės vidurio, nuo visiškai bet kada. Iki susimatymų, gerovės studijai.